Šiandien skraidau kaip ant sparnų, nes mane nustebino vienas žmogutis, moteris, kuriai buvo padariusi mitybos planą ir tai buvo kažkur apie 2 mėnesius atgal, tai tikrai nesitikėjau, kad žmogus pasidalins ir labai džiaugiuosi, tokia užsikūrusi, toks jausmas, kad tai yra mano rezultatai, bet -6 kilogramai, tai yra wow, tikrai šaunuolė, sveikinu. Ir labai fainai, tai norėjau pasidalinti su jumis. Tai žinokit, man kitų rezultatai mane, nežinau, žavi, užkuria. Tai labai dėl jų džiaugiuosi, nes širdyje tokia pakylėta, kad va, kaip žmogus sugebėjo, kaip jisai pasiryžo. Ir pavyko svarbiausia, ar ne, nes jisai labai norėjo, užsibrėžė tikslą. Tai per 8 savaitės -6 kilogramai, kas yra labai nuostabu. Ir jau jinai naudoja laiptus, jau žmogus lengviau užlipa laiptais, džiaugiasi tuo, net juokiasi. Ir svarbiausia kitas dalykas, nes jinai pradėjo sveikai maitintis, valgyti gyvą maistą. Tai būtent išnyko migrenos skausmai. Tai vėlgi noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad būtent maitinantis, atsirenkant gerus produktus, sunaudojant atitinkamą kiekį savo dienos, vėlgi paminėsiu baltymų, riebalų, angliavandenių, tu gerai jautiesi, net sakė, pagerėjo savijauta, jėgų atsirado, kitaip jaučiasi ir tuo pačiu dar ir migrenos skausmai praėjo. Tai matot, kiek yra rezultatų.